Tai ką, sveiki visi, kas žiūrit. Jeigu žiūrit, tai užklydot į mūsų naują podcastą pavadinimu Sirpstanti bomba. Tai aš esu Titas Česnauskas iš Antros F. Aš Eivinas Koruliovas iš Antros D. Ir aš Kasparas Radumas iš Antros F. Tai kodėl Sirpstanti bomba jūs galit paklausti mūsų? Tai Eivinai papasako, kodėl Sirpstanti bomba. Aš žinok, neįsivaizduoju. Aš atvariau į antrą pusmetį, aš nepriklausiau šitai grupuotį. Viskas prasidėjo nuo mūsų muzikos kūrimo su Titu. Mes pirmoje klasėje labai užsipleskėm kurti beatą per muzikos pamoką. Ir taip mes realiai ir bendraut labiau pradėjom su savo klasioku dar vienu Marku, Titu, Domu. Pabaig pasakot, kaip ten buvo, Titai. Tai žodžiu, iš tikrųjų mes labai pagavom tą viens kito vaibą per naktį mokyklai. Tai kai vyko visas renginys pirmokų naktis mokykloje, mes viens kitą atradom, susipažinom, pradėjom bendraut. Nu ir kai prasidėjo visi mokslo metai, mes iš karto automatiškai viens su kitu bendraut pradėjom. Tapom draugais ir vat, kaip Kasparas minėjo, pradėjom kurti tą beatą. Aišku, biškai nepavyko ten su juo, nieko gero, tai liko tas, ten buvo visas grupčiatas tiesiog sukurtas pavadinimu Sirpstanti bomba. Ir tas grupčiatas tiesiog liko kaip mūsų draugų, kaip mes ten chatintume, bendrautume, siūstume visokius šūdus ir tas grupčiatas liko iki dabar, vat, po kokio laiko prisijungė Eivinas prie mūsų grupčiato, tai ir dabar jis lieka iki šiol, mes per ten draugaujam, bendraujam, visi artimiausi draugai, tai tokia istorija apie mūsų pavadinimą. Jo, ir aš Sirpstanti bomba sugalvojau aš šitą pavadinimą. Dėl to mes galvojam, kad mūsų daina bus tikra bomba. Dar turim gerą bičiulį Marką, kuris sugalvoja dainos žodžius. Nepamenu žodžių, bet... Nu jo, jis ten galvoja to žodžius, ten iš pradžių norėjo dainuoti apie ledinę blondinę, tada pakeitė savo mintis, apie kažką kitą pradėjo repuot ir, žodžiu, tada pradėjom kurti beatą ir viskas tiesiog nuėjo velniop, nes nesusidėjo viskas viena, tos mintis nuplaukė ir svajonė liks sveika, kaip sakant. Tai va tokia mini istorija. Nu, gal dar kažkada užbaigsim, manau. Gal pavyks. Gal comebackas bus. Tai kaip jums vyrai, kalbant apie šios metus, kaip jums pirmos savaitės? Sunkiai, labai sunkiai. Nu, pirmą savaitę dar buvo tas pats, nes, tipo, tos sutrumpintos pamokos, bet tiesiog kažkaip nemalonu yra sėdėti tose klasėse, tos minutės eina labai lėtai, tos temos atrodo mokė, bet nemokė, tipo, nu, nesąmonė, kosmosas. Kaip tau, Kasparai? Tikrai sunku įsibėgėti yra. Nežinau, dažnai sunku įsėdėti tose pamokose, dar gerai, kad pirmą savaitę buvo trumpesnės pamokas, mokytojai leido mums įsivažiuoti truputį, nu, bet dabar po truputį įsivažiuojam. Jau ir pirmi pažymiai šviečia dieninė, jau greitai Lietuvos trispalvę surinksiu. Ir jo, kai pirmą savaitę buvo tų sutrumpintų pamokų, atrodo viskas greitai eina, ten anksti pamokos baigėsi, iš viso galvoju, lafa gyvenimas, ten jeigu važiuosim tokiu tempu, tai greit baigsis. Bet prisimenu puikiai, einam su Kasparu iš stotelės į mokyklą, kai jau prasidėjo tos normalios pamokos su normaliais laikais. Ir buvo pirmadienis ir aš sakau Kasparui, nu blemba, nebus tas sunkus pirmadienis, tos pirmos pamokos, geografija, biologija, dar su mokytojom tik tais aptarsim visą metų eigą. Ir kai atsisėdom į geografijos suolus per pačią pirmą pamoką, mums atrodė, kad mes prasidėjom jau 2 valandas ten, pasižiūrim į laiką, praėjo 20 minučių. Ir tada su Kasparu supratom, kad laukia sunkus laikas, mūsų kantrybė labai minimali ir tiesiog dėmesio nebeišlaikom. Tai nuo to laiko supratom, kad iš tikrųjų bus sunku. Tai jo. Ką jūs galite dar pridurti, vyrai? Tai, nu, jau toksai ąžuolyno startas prasidėjo. Vien tik šią savaitę, man rodos, jau bus keli kontroliniai,
kuriuos aš atsimenu, tai rašom penktadienį chemiją, tada 2-5 matematiką, 2 kažkeliną dar ir fiziką rašom, man rodos. Nu, žodžiu, realiai jau iš visko bent po vieną jau bus atsiskaitimą. Nu jo, tų atsiskaitimų dabar kais, bet iš tikrųjų fainai, kad toj va tokioje mokykloje vyksta va tokie renginukai, kaip, nu, kai ir dabar galim įrašinėti savo podcastą, tai ir įvairūs tokie renginiai, kurie realiai nuplauna tas visas blogas mintis, tos realiai distrektina tave nuo viso to vadinamo tos masalinės, visos mokslų, biški pailsi. Tai iš tikrųjų tas bent jau gerai, kad visa bendruomenė susijungia, bendrai organizuoja ir iš tikrųjų net kartais būna netgi lengvai praeina tie sunkūs tarpai. Tai dar yra toksai labai fainas dalykas, Ašalyne, kaip žmonės. Nu, aš nežinau. Čia toksai mini faktas, aš anksčiau buvau Baltijai, nu ir ten Baltijai, nu tikrai klasiokai tų atsakymų neatsiųstų, jie tau nepadėtų, nes jie durnesni už tave. No hate for Baltiją. Bet, nu, tipo, o Žalyne yra tas skirtumas, kad tau visi gali padėti, visi gali atsakymus. Mes nuieško, jeigu gražiai paprašai ir nesi, koks, nežinau, Gustas Lešinskas. Ir jo, tiek galiu pridurti. Girdėjau, šį mėnesį prasidėjo judrumo savaitė, tai taip, tu kaip seniūnas gal turi kažką papasakot. Tai, nu, judrumo savaitė, kas bus, tai šiandien Ar mėnuo, nežinau, ar mėnuo. Ne, savaitė bus, tai ką reikės padaryti, tai kiekvienai klasiai išsirinkti šalį, kurią jie atstovaus. Tai mūsų, ten kiek mačiau, grupčiate vyksta, kad mūsų idėja yra Suomija, nes tipo, nu, prieisim vėliau, dėl ko visa šita Suomija. Bet žodžiu, reikės apsirengti tos šalies spalvom ir tipo, kai praeitais metais bus tas orientacinis su tais QR kodais ar kuo ten, kur praeitais metais biški feilas buvo. Ir su kuratoriu diskutavom, kad jie jau eilę metų daro šitą ir tipo sakė, kad kai kurie mokiniams ir iš savo pusės galiu pasakyti, kad atsibodė biški yra, tai ir siūlė kažką kito, bet taip ir nepakeitė. Tai kuratorė sakė, kad gal kitais metais kažką pakeis. Tai ta judrumo savaitė, nežinau, gal bus tie kokie tritaškių konkursai, gal dar kokios estafetės, gal dar kažką pagalvos. Bet tiek tiksliai nemačiau, nes sakė kuratorė atsiųs informaciją, bet pilnai dar nespėjau perskaityti, nes čia atlėkiam įrašinėti, tai pilnai dar neperskaičiau. O ką, Eivinai, jūsų klasė? Neturit informacijos? Tai ten persiskaičiau, ką maždaug veiksim. Tai ten, kiek mačiau šokdynę, tas orientacinis tritaškių konkursas. Ir asmeniškai dar nusprendžiau papildomai apsikrauti. Nu, manęs priėjo mano klasiokė tokia viena iš parlamento. Sako, kad fotkint reikės, tai išeisiu iš pamokų. Tau Kaspariukai dalyvausi tritaškių konkurse? Reikės išbandyti savo laimę. Ir savo ranką, nežinau, pamatysim, kaip čia bus. Pradės metais į tą kietą Ąžuolyno lanką 0 pataikau. Ar porą, bet nežinau. Jau. Bet pabandysim, pažiūrėsim, gal jau antroje klasėje bus geriau. Na jo, nes Kasparas iš tikrųjų krepšininkas yra, lanko krepšinį. Tai tikrai nusimano šiek tiek ir gali pataikyti kašį, ne taip kaip mes su Eivinu. Tai jo, mes su Eivinu esam karatistai dviese. Į tą patį klubą einame į Šodaną. Tai daug neišsiplėsim iš tikrųjų. Smagus klubas, smagi atmosfera. Tai žodžiu, apkalbėjom šiuos metus, kas čia nutiko. Galim realiai pakalbėti apie praeitus metus. Tai galim tos renginukus aptart, kurie buvo. Tai galim ir nuo tos Eurovizijos pradėti, kad ten dar be Suomiją paaiškinsi, ten viską. Nu gerai, tai iš tikrųjų aš galiu pradėti. Tai kas nežino to Ąžuolyno Euroviziją, tai tas pats kaip Eurovizija. Kiekviena klasė išsitraukė po šalį, kurią atstovaus ir turės paruošti pasirodymą. Mūsų klasė išsitraukė Suomiją ir kūrė su ta šalim pasirodymą, todėl visas tas dalykas Suomijos. Ir žodžiu, davė kelis mėnesius pasiruošti iki tam tikros datos, iki to viso renginio, visą pasirodymą, visą scenos tą atributiką, daiktus. Ir iš tikrųjų visas renginys super profesionaliai buvo suorganizuotas, buvo ir websaitas, ir tos visos formos Google, ir susitikimai, ir repeticijos, ir transliacija. Na, iš tikrųjų transliacija šiek tiek strigo,
bet visos salės paruošimas, koks buvo ir atmosfera, ir vedėjai buvo su tais mikrofonais prie burnos, tai viskas iš tikrųjų labai tobulai suorganizuota buvo ir mes ištraukėm Suomiją, mes patys, kiek ir klausiau klasiokų, ir iš savo pusės galiu pasakyti, kad labai gera atmosfera buvo, ant scenos toks vaibas geras buvo ir kaip klasė stipriai ir gerai jautėmės ir netgi per tas repeticijas suėjom labai kaip klasė arčiau ir iš tikrųjų ta Eurovizija labai geras renginys, sakė, kad pirmą kartą vyko, tai toksai kaip eksperimentas buvo, bet tikrai tikiu ir galiu pasakyti, kad šitas eksperimentas pavyko. Šiais metais irgi organizuosim, kiekvienais metais organizuos antrokai, mes šiais metais antrokai tai organizuosim mes ir iš tikrųjų aš laukiu, bus įdomu pažiūrėti, kaip mums seksis, ką mes, ar nenuvilsim šių dabar trečiokų, gal jos pralenksim. Tai iš mano pusės tiek. Tai ką galiu papasakoti apie Euroviziją, tai realiai buvo toksai pirmas renginys, kai aš atėjau į Žolyną ir pas mumis ištraukė tokią labai blogą šalį. Tai vieną pasirodymą, tai mes gavom Austriją. Kodėl tau šalis bloga? Nes tu pažiūrėk, ką Austrija siunčia Euroviziją. Ten gerai dainos gražios, kai kurios, ne visos. Bet tu nepadarysi to šou. Nes Eurovizija nėra, Ąžuolyno Eurovizija bent jau tikrai nėra be grožį, yra apie šou. Ir tu laimėjo pirmą vietą graži daina. Taip, lyrinė. Menas. Ten lyrinė, bet tai čia prieš 10 metų buvo. Bet? Ąžuolyno Eurovizija? Ne, prieš 10 metų laimėjo. Bet nesvarbu metai, nesvarbu kas laimėjo, bet svarbu, kad, žiūrėk, jūs ką darėt pasirodymą ir ką darė pirma vieta. Ta antra F. Taip, antra F darė su Olandais Arcade darė. Tai ten buvo lyrinas, jie net nedainavo, šoko, tai ten realiai meninis pasirodymas buvo. Ką mes visiškai kitaip darėm, mes grinai šou darėm, ten dainavom, viską mėtėm, konfeti, o jie grinai menas, šoko, net nedainavo. Tai jūs irgi turėjot panašią dainą lyrinę. Tai... Bet ten prisideda tas efektas prie to, kad jie antrokai. Ir, antrokai už antrokas buvo savo. Aš nemanau, kad labai daug turėjo efekto, kad jie antrokai, bet nežinau. Turėjo. Jie gal daugiau pasiruošę, jų gal šokis labiau buvo sinchronizuotas ir jie tikrai geriau susižaidė. Taip pat Gariukas taip labai gražiai. Jo, iš tikrųjų mes vieną pertrauką iš antros bus su Danisevičium Jonu žaidėm stalo tenisą ir girdėjau, kaip sporto salėje jie treniravosi, repetavo tą šokį, išgirdau Arcade ir galvojau, čia, ką jie pagal tą dainą padarys, nieko neparodys gero ir galvojau, viskas, easy, jie out, mes geriau padarysim. Ir iš tikrųjų prisimenu, kai sėdėjom toj salėje ir jų pasirodymas atėjo, jie parodė visą tą pasirodymą, iš tikrųjų labai gražus buvo. Tai blemba iš karto atsisukau į tos klasiokus, sakau, viskas 12 taškų jiem duodam. Tai davėm jiem 12 taškų, bet, Suklydom. Jo, iš tikrųjų suklydom dėl to, nes galvom, kad visi šališkai balsuos, visi balsuos už pasirodymus, kurie jiems atrodė geriausi, bet kai pamatėm, kad realiai antrokai vos nesusitarę balsavo, tai, bet kaip sakant, iš kiekvieno dalyko mokomas. Tai toliau tęsiant temą, tai sakau, įsitraukėm Austriją, iš pradžių nežinojom, ką daryti, bet yra vienas pasirodymas, iš kurio galima šou padaryti. Tai tikriausiai atsimenant 2014 metais Austrija nusintė tą transvestitą. Ir mes galvojam, kaip mes galim, pabandyti kažką kartot. Tai, žodžiu, pasisiūliau, trumpai pasakant, pasisiūliau būt Končita. Ir, tiksliau, galiu pasakyti, kad ta patirtis buvo tokia nauja ir tikrai nekartočiau, nes labai sunku būti panai, kai esi bičas. Jo, klasiokai ant tavęs stūmė, kad biškiai manierų nerodai moteriškų. Taip, nes, yra labai sunku apsimest pana, nes tu elgiesi visiškai kitaip, kai esi vyras ir kai tu esi pana, tu maivais daugiau, tau ten viskas laisviau atrodo jų. Bet ant scenos gerai pavarai, dar nulipai, su kitais pakomunikavai. Ir įtilpti suknelę nebuvo labai lengva. Jų suknelė tai iš tikrųjų buvo sunku. Švietė trisikėliai per šoną. Taip. Ten jie šiaip nešvietė, iki kol aš tą suknelę suplėčiau.
Ką ten yra, mano klasiokas mamos suknelė, labai blizgi, labai graži. Buvo. Nu, galim pasiginčyti ar gražiai. Nu, ten su tokiu drugeliu, priekį su blizgučiais. ten Man visur. žinai, kaip ta suknelė atrodo. Žinot, kai bent jau pas mane, aš turiu labai daug mažų pusėserių, tai jos turi tas barbės. Ir tos barbės aprengtos, nu, su tokiam skuduriniam suknelėm. Mm. Ir žinot, kai numauni, tai grinai tas silikonas, nu, to nesąmonė, toks, skuduras. Tai kai pamačiau, kad tu su ta suknelė ateinu, toks, skuduras atrodė. Bet, kai uždėjo plaukus ant tavęs, kai tave padažė, tai, tokia visai nebloga. Ir dar kai nagus užlipė. Jo. Ir likau labai nusivylęs. Dar vieną dalyką iš Eurovizijos. Antrokai buvo įsitraukę Kiprą. Ten irgi jie aprengė ten bičą su suknelė, uždėjo peruką. Bet jisai nieko nejudėjo, nei jo išdažė, nei dar kažką. Ir jie vis tiek gavo aukštesnį vietą. Ir va čia yra tas nesažiningumas. Bet dar buvo, aišku, buvo ten tų minusų. Ir mūsų pasirodėme, aš nesakau, mes ten labai tobuli buvom. Ten, bet realiai visai fainiai buvo padirbti taip su artiem, kiek ten kas dirbo iš klasės. Pas mus nelabai aktyviai klasė buvo gal. Iš viso ten buvo 11-12 žmonių, kurie darė tą pasirodymą. Bet vis tiek buvo faina. Ir... O vat mes darėm antros F pasirodymas, buvo susidėjęs iš 2 dainų, tai Lordi, ta Aleliuja ir Karijos čia. Kasparas buvo Lordi grupės dalyvis, tai aš noriu paklausti, Kasparai, kaip tau visas tas experiences, kai tau reikėjo taip demoniškai apsirengti, išsidažyti. Nežinau, buvo smagu kitam kailį pasijausti. Šiaip labai ilgas pasirašymas buvo. Manau, mūsų klasė daugiausiai tikrai įdėjo pastangų į pasirašymą, nes tie Lordžiai įsiskiria su makiažu, ilgais plaukais, juodais drabužiais, skinekais. Ir tai tikrai ilgai daug dažėmės, visi darėmės šukuosenas. Nežinau, bet šiaip buvo tikrai smagu. Fainiai buvo ant scenos būti. Ir dar nagus nusidažėm, tai šitą žiaurų buvo, bet verta buvo, kad ir antrą vietą laimėjom, bet kitą kartą bus pirma. Dėl tos antros vietos iš tikrųjų mes, kai darėm pasirodymą ir jau buvo ta pasirodymo diena, mes širdį bent jau aš toksai, kad mes esam favoritai, mes ten galim laimėti. Mes ir buvom favoritai. Ir iš tikrųjų po viso renginio, kai mes tapom antri, ir mokytojai ir daug kas sakė, kad labiausiai patiko mes, kad ypač kuratoriai sakė, kad vis dėlto tikrai mes turėjom laimėti, o ne antrą F, nors ir antros F, dabar trečios F. Pasirodymas buvo labai gražus ir visa kita, bet jie nedarė grinai to eurovizinio dainavimo pasirodymo, jie darė šokį. Tai. Bet iš tikrųjų vis tiek tas visas dalyvavimas, ypač aš kai Karija buvau, man vienam ant scenos reikėjo būti, tai šiek tiek keiščiau buvo, bet kai išdažė, uždėjo tą žalią apsiaustą ir pirmą kartą dažė man nagus, tai irgi toks atrodo, kur niekad gyvenime nedarysi, tai kai pajauti tą visą experienciją, keista, bet įdomu, smagu, pajausti tą ir ypač kai su klase, kai pamatau savo geriausią draugelį Kasparą su skinekais išsidažiusi veidą demoniškai ilgais plaukais ir nudažytais nagais ir jie dar su Marku, nes Markas irgi Lordžiuose buvo, jie buvo ta generalinė repeticija, tai jie suvalgė angliukų ir visa burna, visas liežuvis buvo juodas, dantis juodi ir ten iš viso jie nežinau kaip kas atrodė ir jų idėja buvo daryti ir per pasirodymo dieną taip, bet man ros nedarėte, ne? Padarėm, bet jau, padarėm, nebuvo tokio žiauraus efekto, nes nenorėjęs apsivemti ant scenos. Tikrai gal ir pirmą vietą būtume aišku paėmę, jeigu būtume apsivėmę ant scenos, bet nežinau. Pasaugom savo sveikatą, jau tikrai užteko ir dažų burnai. Norėtų kažkas sakyti? Aš daug dėjus makiažą. Oi, mane ten, kai latinai išdažė, ten tiek, aš atsimenu, ten sėdėjau, man šakės buvo. Ten tokių keistų dar pavadinimų nesu girdėjęs makiažą. O ten labai daug išdažė ten ir tuos nagus labai ilgai klijavo. Ir, bet tie nagai ten kokybė. Už 2 eurus, bet vis tiek fainiai buvo. Man tai kas keisčiausia buvo, kai mes kiekviena klasė turėjo savo kabinetus, mes 3 aukšte buvom. Ir kiekviena klasė turėjo pasiruošti kabinetą, mes turėjom rusų kabinetą. Labai fainas,
Mes prieš visą renginį užsisakėm, vat Kasparas dar užsakėm kebabų, popsų, pavalgėm labai skaniai čia, vat vietinė kebabinė. Skaniai pavalgėm ir prisimenu, ruošiuosi, ten man čia ant papuko tatuiruotę padarė Rammsteino, kur karija turi. Tai padarė tą tatuškę, aš išeinu į koridorių, bam, žiūriu, Eivinas pareina, kai Končita išdažytas visas su suknelė ir toks biški šokas buvo, nes Eivinas, žino, toksai nėra gana aukštas ir toksai, kaip mini peka, toksai tvirtas vyras. Ir toks tvirtas vyras ateina moteriškai apsirengęs ir toks keistas vaizdas prieš tave tiesiog iššoka. Tai buvo labai keista pamatyti draugą tokioj situacijai, bet yra ir nuotraukų, kur mes kartu stovim apsikabinę. Ir tas visas renginys, ta visa atmosfera, prisiminimai liks jaučiu visą gyvenimą, pasakosim ir vaikam, ir anūkam. Išskirtinis renginys, manau, įspūdingiausias per tuos visus metus. Nebent jūs norit prieštraut. Ne, gal. Šiais metais gal geresnį padarysim? Šiaip mano lūkesčiai yra, kad aš norėčiau padaryti geresnius, nes vis tiek aš esu tas toksai kaip pusiau perfekcionistas. Tai norėtųsi padaryti dar geriau, bet kaip sakant, nereikia užsikelti per aukštai tos kartelės. Tai šiais metais reikės ir mokytojų komandas organizuoti. Mokytojų komanda. Sakė, Svetlana dalyvaus. Aš atsimenu, praeitais metais sakė, Sveta dalyvaus. Bliamačiau, gal ir gerą idėją padaryti, bet žinai, kaip mes diskutavom, kad mūsų aktų salė nėra pati didžiausia ir kad vietos nelabai yra. Ir žinai, jeigu visi dalyviai susės, ten 12 klasių, tada mokytojų komanda, tada dar žiūrovai ateis. Bet mes šiaip diskutavom su kuratorė, gal išeitų ar kokiam kultūros fabrikė padaryti, gal, arba gal LCC saliai. Tai jo, galima tos salės įsinuomoti, dar pasiskolinti. Bet iš kur pinigai? Noriu pasiskolinti, galima tas salės. Bet aš atsimenu, bent jau čia dar kada buvau 8 klasėje, tai mes ten kartais ir pasiskolindavom tą salę. Aš atsimenu, kažkurį kartą ten reikėjo Kačinskį, man rodos, ar Šimkaus konservatorijoje. Vieną dieną tą koncertą darėm kažką tokią. Jau nebeatsimenu, aš ten per daug. Tai dar noriu užvesti temą. Ar atsimenat praeitais metais, ten kaip ten, pilietinio ugdymo kursus? Ai, su šauliais? Jo. Jo, prisimenu. Tai norit kažkaip pasidalinti? Asmeniškai aš per daug neatsimenu, nes dalyvavau ten toj pagrindiniai daly, kur buvo penktadienį, man rodo, žygis. Nedalyvavau, nes man renginys buvo kitoj mokykloje, aš užvedėja buvau. Bet man asmeniškai, šiaip tos visos temos vedimai, nuobodus buvo, nemeluosiu. Gan nuobodus, bet kas man nuotaiką pakėlė, tai tas, koks jau varma? Žvėris? Ne. Ai, matrasas? Tas pagrindinis, kur kalbėjau. Ai, Dovydas. Ai, ne Dovydas. Mantas Uselis. Ir jisai, žinot, toksai, jisai ten suaugęs ir visa kita. Ir jis taip gan įdomiai, taip su prikolais kalba, tai tas bent jau pakėlė, kad nuotaika, kad nenuobodžiai pasakojo, toks prie prikolo. Tai vienintelis dalykas, kas man patiko, tai jisai, nes jisai toksai prie prikolo. O šiaip tai, gan nuobodžiai buvo tos visos, ypač pati pirmą dieną, kai aktų salėje mes nuėjom. Tai ten buvo vienas įvykis. Bet nebuvo pamokų ir šiaip pakankamai skanų maistą valgėm. Taip. Kai daviniai buvo. Atsimenu, kai sveikinam su gimtadieniu. Su gimimo dieną. Tai ten buvo tokių įvykių. Bet vis tiek faina, kad realiai ir ten 3 dienas praleidom pamokų ir dar savaitgalis liko. Tai ką dar galim prisiminti iš praeitų metų, tai gal pirmokų tą laidos supažindinimo renginį. Paskutinę dieną. Mes organizavom? Jo. Šiaip iš savo organizavimo pusės, ką galiu pasakyti, tai mes tikėjomės geriau. Nes tu buvai Kasparai tada? Nebuvau. Žodžiu, buvo ten renginukai, kad kiekvieną grupelę po 2 mes suskirstėm. Lyderiai po 2 iš klasės. Paskirstėm po 2. Aš buvau su Nedu iš C klasės. Mes paskirstėm ir kiekvieną grupelę turėjo sugalvoti po užduotį. Mūsų užduotis ten buvo, jūs siuntėt savo įdomius faktus ir nuotraukas, prisimeni, kai siuntei. Aš buvau, aš prie pulto sėdėjau. Ai, tiksliai. Tai vat. Ir šiaip iš tikrųjų
labai didelis stresas iš pradžių buvo prieš organizuojant. Kodėl? Nes nepajungiam pulto visiškai. Nei Kasparas, nei aš. Po to biški pykti su Kasparu pradėjom, nes šiaip čia Kasparo darbas buvo, aš ten jau pradėjau junginėti viską. Bet niekaip nepajungiam. Bet po to paskambino mūsų išgelbėtojui Dovydui Paulauskui ketvirtokui. Ir jisai sėdėjo tūlikė. Mes jam paskambinom, jisai sėdėjo tūlikė, sako, gerą momentą pagavot. Ir bam, per 5 sekundės pasako, įjungiam, žiūrim, groja muzika. Pagaliau viskas nusiramino. Bet iš tikrųjų mes patys galvojam, kad visos tos užduotis sklandžiau, gražiau, lengviau, įdomiau praeis. Bet nepraėjo taip, kaip tikėjomės. Bet bent jau toks pirmas pabandymas organizuoti kažką kaip komanda buvo. Įdomus tas visas, tas patyrimas visas, bet iš mano pusės, kiek aš esu organizavęs, vedęs, tikrai yra buvo geriau, smagiau, bet, kaip sakant, pirmas kartas su naujais žmonėm, su nauja bendruomenė, tai nebuvo taip ir blogai. Iš mano pusės, tai man tai labai smagu buvo ten gautas nuotraukas. Aišku, ten kai kurie savo normalias nuotraukas įdėjom, kai kurie savo labai geras nuotraukas įdėjom. Tai man labai patiko tos, kur labai geras nuotraukas įdėjo. Ten, kur tas pats gėdos vis tiek nebus. Tai įsidėjo ten tokias, kaip čia pasakius, rizikingas nuotraukas. Aš nemoku paaiškinti. Ir man tai buvo smagu, kiekviena užduotis ten. Gal buvo ten kokia viena kita, kur ten nelabai, bet šiaip viskas man patiko. Žinau, kad meluoji nelabai man patiko. Kad ten 3 faktai apie savo klasę ir ten turi argumentuoti. Ir norim gal dar padiskutuoti apie pamokas Ąžuolyne. O kaip tau, Kasparai, prie pulto patiko sėdėti? Junginėtos muzikas viską? Nežinau, nebuvo labai sunku. Bet kolonėlės buvo ne tos įjungtos, tai garsas man nepatiko pačiam, nes patinka kokybiškas garsas ir reikėjo viską ne taip viską kontroliavau, patogiai kaip galėčiau, bet čia viskas visai sklandžiai praėjo ir po to dar muzikos paleidom po viso renginio, tai visai smagiai praėjo. Jo, ir ar prisimenat, kai mes po to ėjom pasidaryti mūsų atsirpstančios bombos grupinę nuotrauką prie laiptų, prie durų ir priklupom prie vazono. Ir vienas po viso renginio. Po viso renginio, kai Paskutinę dieną mokykloje? Jo, kai ten po visko. Jo, tai vienas iš mūsų draugelių atsistojo ir stodamas į Sukelėnų išvertė vazoną. Anonimiškas. Anonimiškas veikėjas atstojasi, Sukelėnų išvertė vazoną. Su rankom surinko visą žemės, viskas buvo ištaisyta. Žodžiu, o jei tiesa, tai tą vazoną mes pastatėm gražiai vietą, pilna žemė liko ant žemės. Aišku, galėjom tikrai prasinešti. Taip, čia mes biški klaidą padarėm ir pro mumis praeino taip socialinio. Tai buvo, taip žemės, ant plėtelių. Jo, ir mes sakom, čia buvo, čia jau išvertė. Ir viskas, mes išėjom, pažvengėm, paskutinį dieną mokyklai, viskas vasarą prasidėjo, atsisveikinam su visais, išvarėm namo. Bam, vakare gaunu žinutę. Titai, atvaryk rytoj į mokyklą su savo chebra, apdiskutuosim įvykį. Ir aš jau supratau, kas buvo. Tai nuvarėm dviese su Eivinu, nes kiti negalėjo, Kasparui treniruotę, Domas dirbo. Tai užgaudė mus, buvo kamera, tai patarimas, neprisidirbkim, kameros yra. Jo, ir nemeluokit, nereikia meluoti. Jo, jau geriau tiesą pasakyti, ar ten prisipažinti, jau tas geriau bus. Mes patyrėm iš blogosios pusės tai, bet vis tiek smagus įvykis, kurį prisiminsim. Tik tais tas, kad man keista buvo, kad per kameras atsisuko kameras būtent dėl to įvykio ir žiūrėjo būtent tą momentą, kaip mes išvertėm ir nieko nepasakėm. Tai šiaip sakė, kuratorė manim nusivylė, kad nepasakiau. Visais nusivylė. Jo, tai tas biški iš širdelę įėjo, taip įdūrė čiučiut, kad nusivylė manim, bet nieko. Toliau judam, toliau bendraujam. Tai vat. Tai galim apie pamokas padiskutuoti. Manau, būtų įdomu.
Nu, pirmoji klasė, tarkim. Taip, Ir- kaip mums sekės kokie dalykai ir ten kodėl vertinam, kaip vertinam. Nu, visos pamokos kaip pamokos. Man asmeniškai, kas labiausiai nepatiko, tai, nu, kaip nepatiko, nesisekė biologija. Buvom pastrigę tikrai labai su Titu. Oi. Nesupratom viso metodo išmokymo ir kad tu turi ne pusvalandį prieš kontrolinį atsiversti knygą ir pasižiūrėti, o geras 3 valandas, 4 pasimokyti. Ir tai, čia pakartojimų tiek užtenka, kad gautum neblogą pažymį. Jo. Ir aš gavau, mano pusmečio vidurkis buvo 5, nes gavau visus 4 ir 1 aštuonetą. Ir aš niekaip neįkirtau, kaip tą biologiją mokintis, kas ten yra, kaip tos visus, kaip Kasparas sakė, metodikos nepagavom. Mokslo metų gale Kasparas įsivažiavo, ten ir 8 gavo ir važiavo į priekį, jis įkilo su pažymėjus, o aš lavonas pasilikau apačioj. Bet man iš gerosios pusės, kas man labai patiko, anglų aš išlaikiau tą patį lygį 10. Tai anglų vat man yra prie širdies. Fizika mano 8 klasės į 9 pakilo. Tai čia gal reikia propsus duoti Žukauskui, kad išmokino. Tai, nu, manau, visi žino tą legendinį mokytoją Žukauską, nieko daug apie jį pasakot nereikia. Kažkada gal pasikviesim. Šiaip būtų neblogai jį pasikvies čia, būtų įdomiai. O Labai gera idėja. dar kas, nu, vat, lietuvių. Matematika. Matematika, mūsų mylimoji Svetlana, tai per pirmąjį pusmetį mano vidurkis buvo 4, per antrą 8. Tai vat irgi iš 8 klasės išėjau, kai į 9 ir vėl pasijautė visos spragos, kad nieko nemoku. Tai, nu vat, pasimokinau per pirmą pusmetį ir antram jau viskas gerai buvo. Lietuvių, mūsų gerbiamoji mokytoja Diulevičienė, mūsų nuostabioji, mylimoji mokytoja. Tai iš tikrųjų labai gerbiam tą mokytoją, nors ir labai daug darbo duoda. Bet galim ir pasijuokti su ja. Ir dabar vat, planuojam kelionę su ja. Tai tiek iš mano pusės. Nu, Eivinai, ar tau labai jautėsi skirtumas perėjus iš Baltijos į Ąžuolyną? tikrai taip. Ir ar buvo pliusų ir ar buvo minusų? Nu, kaip čia pasakius. Pliusai, man realiai gal viskas labiau patiko be Ąžuolyno negu iš Baltijos. No hate for Baltiją. Nu, ten mokytojai, jie tave moko tai patenkinam. Nu, tipo, aš nenoriu girdėti, bet aš pasijaučiu realiai tam protingas. Tipo, Čia jauties nevartingas? čia jau taip, average. Gal biškai žemiau average. Nu, aš nežinau, pas man yra tų teigiamų dalykų. Kaip aš labai myliu matematiką. Čia keistas dalykas apie mane, bet aš netoleruoju kalbų. Aš nei lietuvių, aš lietuvių nekenčiu. Literatūra dar... Pastebėjau iš tavo gramatikos, kai rašai žinutės. Literatūra dar šiek tiek. Nu, gerai, literatūra biškai daugiau. Vokiečių. Tipo net nekalba, aš negaliu, ten šūdo malimas ir aš netoleruoju vokiečių. O jeigu vokiečių mokytoja žiūrės, linkėjimus perduok. Linkėjimai. Linkėjimai Romai irgi, aš einu pas tą patį mokytoją. Jum irgi iš manęs linkėjimai. Daugia kalbė, nes mane rusų moko, na, vokiečių. Aišku, reikia mokėti mums tas kalbas, Eivinai. Nereikia, aš mesiu Logan. Pirmoje Kitos nuomonės vietoje. esi? Nu, faktas, kad mes po 10 mesim, nu, nes šiaip sakė, kad dabar 11-okam nebuvo netgi pasirinkimo rusų vokiečių. Tai dar geriau. Tai va. Čia dar geriau. Ir dar toliau kalbant apie tuos dalykus, tai net, nu, matos tas skirtumas iš Baltijos, aš ten dar į inžinerinį ėjau, tai ten tipo citvierchos turėjo būti. Nu, bet ten vis tiek neįmanoma mokytis. Tai va. Jeigu nori kažko daugiau pasiekti gyvenime, kai teisė, ten daktaras, ten dar kažką, nu, tokios aukštesnės profesijos, tai tu negali eiti Baltiją. No hate for Baltiją. Dar kartą pakartosiu. Visus blogus dalykus. No hate. Nu, bet realiai, no hate for Ja, Baltiją. bet gerai, aš manau, kad tikrai yra garsių žmonių Baltiją paėgusių. Nu, gal, nu, ten, kiek girdėjau, jau buvo 100, tai tas yra įspūdingas. Pasiekimas? Jo, pasiekimas. Nepriklauso, manau, viskas nuo Ne, bet mokyklos, ten- taip svarbu labai. Protas Bet nėra tik tai Priklauso, kaip ir pats tu nori. Ten dar ir daug kas nuo klasės priklauso. Jo, aplinka šiaip labai svarbu, Nes kur tu pas mane mokaisi. klasiokai, jie labai triukšmavo, tai nors ir nori, neišeina mokytis, bet ten yra tų gerų
dalykų Baltijai ir ten žmonės ne visi kartais blogi būna. Buvo ir mokytojų fainų, ten dar robotika buvo labai faina, ten kur tos robotus, nes ten ne iš Lego konstruoja, bet ten jau ten su varžtai, su kinėjai, ten tos robotus. Tai tas irgi faina buvo, bet, nu, geri dalykai apie Baltiją baigėsi ties šiam. Nu, o toliau kalbant apie Ąžuolyną, tai tos pamokas, aš nežinau, nu, pirmą dieną Ąžuolyne, pirmą pamoką, matematika, rašau kontrolinį. O tada ir supratau, į kur aš atėjau. Ir aš ten parašiau realiai be klaidų viską. Tipo, atsakymai buvo teisingi, bet gavau 5. Tada jau supratau, pas kokią mokytą atėjau. Svietą. Nu, bet gerai, nevaryk, nu, jeigu atsakymai teisingi, tai turėjau Ne, 10 gauti. Tiesiog mūsų mokytoja mus nori padaryti tikrais matematikais ir jeigu tu praleidi kažkokį žodelį, minusą ar Net atsakymą neparašai, jau tau krenta balas. Bet jeigu ženklas jai nepatinka, jau minusas viskas. Bet aš nieko nesakau, man Svetlana yra labai gera mokytoja. Aš ją labai stipriai myliu, linkėjimai. Ir Gal +1 dabar prie kontrolinio gausi. tikiuosi. Nemanau, -1. Ir Daugiau namų darbų gausi iš tos meilės. O, tai dar geriau. Ir tai dalykas yra tame, kad, nu, aš nežinau, man tą pirmą savaitę gal tokia reikėjo priprast, bet po to tai realiai viskas pasidarė įdomiau, nes tu ten kažkaip įdomiau ten viską argumentuoti turi, ten, žinai, ne iš oro. Viską ten turi parašyti, turi argumentus, ten viską teisingai sufrazuoti. Kada parašiau kažkada trikampiai panašus, kai jie ir man už jie realiai 0,3 taško tiesiog nubraukė. Tai irgi tas jį pasijūtė pas ją, bet šiaip faina. Faina ir moteris, faina ir pamoka pas ją. Va tai va. Ir tada galiu dar pakalbėti apie biologiją. Man biologija patiko, aš nieko nesupratau. Pas mane yra tokia, aš atsimenu, aš viską išmokdavau realiai prieš kontrolinę ir po kontrolinę iš karto pamiršdavau. Ir aš ten kartais įsisukt bandydavau, ten kažkaip tą papildomą tašką gauti. Tai labai geras patarimas, kurį davė 4-okai per naktį mokykloje, tai elkis gerai su mokytis ir jie kartais pasielgs gerai su tavim. Tai aš atėjau vieną kartą su toje paprikolinė maikė. Per naktį mokyklai? Jo, šių metų. Ai. Tai ten atėjau ten svarbiausia teigiamas maikė tokia. Aš neatsimenu, iš kur pirkau, bet aš žodžiu. Atėjau su ją per kontrolinį ir man už tai +1 tašką parašė ir aš gavau visų pažymį aukščiau. Tai ačiū. O toliau, nu, vokiečių mokytoja šiaip gerai, jinai išmoko, bet aš mokytis nenoriu. Ir, nu, daugiau, nežinau, ką aš labai galėčiau skirti. Nu, dabar lietuvių mokytoja, tai man ir praeitais metais man patiko, kad išaiškindavo viską taip aiškiai ir šių metų, nu, irgi taip aiškiai, suprantamai man. Bet vis tiek, pažymiai, sako kitaip. Jau 5 gavau iš lietuvių. Bet tu maladės. Stengiuosi. Tu iš ko gavai? O ten reikėjo pastraipą parašyti, su ChatGPT padariau. Na tai va. Na, bet aš galvoju, jinai netikrins pažymį. Na, bet ten man ros kopiamasis, bet tai tas gerai. Daugiau aš nežinau. Anglų šiaip faina mokytoja, bet aš irgi tiesiog mokytis nenoriu. Nes man, nu, anglų šiaip reikalinga, bet, nu, aš nepernešu kalbų. Man kalbas toks nesmagus mokslas yra. O fizika, nu, fizika fain. Nes tiesiog tu niekada nežinai, ko gali tikėtis iš tos pamokos, nes ten gali tylėt. Ir mokytis ten kažką pasakos. Ir jis tiesiog iš kažkur tiesiog tokį bairį šauna, kad tiesiog pralaužia iš karto. Jo, bairis ir tada atsiskaitimas iš karto. Jo, užverčiam knygas. Nu irgi tas. Ar turit klausimų? Neturit? Tai rašom. Jo, man patiko labiausiai, kai jisai priėjo prie Vytauto, prie mūsų klasioko. Sako, ką tu čia pasirašęs? Vytautas sako, nu tai čia ką sakėt? Jisai sako, nu čia žinai ką pasirašai? Yra labai geras lietuviškas žodis. Huinia. Pip. Ja. Tai šitas man, nu, jisai toksai, galim sakyti, randominis žmogus, jisai negali nuspėti jo, ką jisai... Jo, ne kokia žmogus, o žmogas, kaip jisai Žmogas, sako. jo, žmogai. Tai dar prisiminiau, norėjau pakomentuoti apie matematikos mokytoją.
Aš ten jau gale mokslo metų, ten aš neatsimenu, ką jam ar statistika. Jo, statistika. Karočią, supratot. Ir aš kokias 3 pamokas nieko nesiklausiau, nieko neveikiau. Po to vieną pamoką prasiklausiau ir visą skyrių supratau, tai pas ją irgi tas yra. Toksai labai geras aiškinimo būdas. Tai norėjau dar pagirti. Ačiū. Ne, nu tu čia jau gleizini. Ne, nu man, va, parašyma, tai ten parašyta. Ant lentos, I love matkę. Tai čia. O kaip tau, Kasparai, prieiti metai, kas labiausiai įsiminė iš mokytojų, kas iš blogiausias, kas iš gerosios pusės? Nežinau, šiaip žiauriai greit praėjo, 1 metai. Nežinau, nesuprantu dar dabar, kad esu jau antrokas. Realiai, aš kartais rašau 1 F, kai Nu. reikia rašyti. Rašus ir tada, oi, perrašyti reikia 2. Nežinau. Nu tai, Džiaugiuosi dėl savo mokytojų, tikrai stiprus. Kažkaip net nebuvau sudvėjojęs, kad turiu kažkokį silpną mokytoją ar kažką. Nežinau, matematikos mokytoja griežta, bet teisinga, tas smagu. Mylim iš tikrųjų savo matematikos mokytoją. Tikrai taip. Šiandien netikėtą savarankišką davę, susinervinu, bet kaip bus taip. Jo, aš irgi net ne tą variantą išsprendžiau. Gal sustarsim kažkaip, jeigu Nu. mokytojomis. tai Jo. šiandieną irgi. Ten pas ją yra tokie uždaviniai, kur atrodo jau kažkur nugrybavai, bet ten iš tikrųjų teisingas atsakymas. Ir jaučiu dėl tokio dalyko ir gausiu 4. Šiaip reikia pasitikėti savim. Pas ją, Taip. pavyzdžiui, vėluoji, tai jau stoji prie lentos, sprendi uždavinį, bet išsprendi teisingai. Tai ir pavėlavai ir nieko. Bet geriau nevėluot, nevėluokit. Kas ateis dar pa šitą mokytą, nevėluokit. Nežinau, nežiūri turbūt, kas ateis žolynų, bet... Dar reikia pas ją telefonų sudėti Tas irgi. į dėžutę ir visiškai be telefonų mes sėdėm visą pamoką. Realiai, kai kontrolinį rašysit, tai tas pats bus, kai į orostą įeiti. Jo, viskas. ten Patikrinimai visi sudėdat į dėžutę telefoną, laikrodį, Viską, absoliučiai. grandinėlę, nes atsakymai irgi bet kur susidėt. Gali Jo. būti kuprinė prie Jinai durų. prieina prie skaičiuotuvų, net Jo. daro taip, apsuko, pažiūri, kas skaičiuotuvė gero. Tai dar ir ten ta tvarka pasėtin, jaučiuosi, kai nežinau, kai konclagerį. Nes ten ateini, ten sako, ten 5 eilutė ir 6 eilutė nuo viršaus, Jo. tada 3 eilutės į šoną, ten dar užlenk turi 2 iš vienos pusės langelius, jo, jo. 5 iš kitos. Tiesiog origami išlankstai ir tada kontrolinį Jo. rašai. Ir tada jau. Jo. Ir dar negali laikrodžių turėti. Jo, net- nenustepsiu, jeigu matematikos mokytoja nusipirks kažkada magneto detektorių ir dar praeis Taip. per klasę per kontrolę. Jo, šiaip. Jeigu investuos matematikos mokytoja kažkas, jeigu ją parems, tai... Tai reikia manau, dovanų nusipirks. nupirkti. Nu, kai išeisim, tada galėsim. Ir ten pasėtas yra dar, kad jį neleidžia mechaninių laikrodžių turėti, ten kur tiesiog laikrodis, bet vis tiek galimai gali sukčiauti. Nu, ant rodiklių skaičius susirašęs, Tai tai va, bet va. formalės būsi. Bet jo. Jo, tai myli mokytoją, o man mokytojas vienas dar, kuris patiko, tai etikos mokytojas. Kodėl? Tai iš tikrųjų mokytojas jaunas, su daug tokios gyvenimiškos patirties, su juo labai daug gyvenimiškom temom gali padiskutuoti. Ir šiaip vat, šiais metais su juo turim ir projektėlių mintyse, idėjų tokių kelių turim, gal ir įvykdysim. Šiaip labai toksai žmogus, su kuriuo gali padiskutuoti, šiaip išsikalbėti įvairiom temom. Jisai argumentuoja, aš kontraargumentuoju, tada atvirkščiai, gali pasiginčyti. Labai smagus mokytojas, kuris ir humorą supranta ir šiaip visada su nuotaika. Tai respektas etikos mokytojui. Bet turėjo beefą su Kasparu. Esi nesąmonė buvo. Nu ten, šiaip. Bet dabar, vat praeina, viens kitam rankas paspaudžia. Tai šiaip Žiauri fainas. Jo. mokytojas. Jo. Aš einu pas tikybos mokytoją, smagiai pabūnu, bet vis tiek bendrauju ir su etikos mokytoju. Ir geras mokytojas, nors net ir neturiu pamokų pas jį. Tikrai geras žmogus. Tai realiai visi vyrai mokytojai žalinė yra labai faini žmonės. Jo, Ir mūsų fizikos, Zigmas- ir fizinio. Zigmas, Zigmas, etikos kūno kultūros mokytojas. Ne. Oi, kūno kultūros mokytojas Zigmas. Žiauriai irgi fainas, šiltas žmogus. Tai toks chill. Ir supranta, tai, kai ten realiai jau kažkas yra, buvo, tai žinai, ten nevers tavęs per daug kankintis, na, kaip mergaitės, per fizinį. Bet Jo. sportuoti turi, sportuoti visai. Jo, sportuot, nu bet žinai, smagu pažaisti futbolą. Taip. Pajauti tą Baliuką. biškį tą
konkurencija vienas tarp kito, įspiria tau golą, jau nori kalt draugui galvą. Būna toksai. Bet smagu vis tiek. Tik tai nervina, kai dar būna šilti orai, tai kai kūno kultūra būna kokią 5, tada fizika 6 ir tu visą suprakitavęs eini į fiziką. Ir tu varvi tiesiog. Dar po kokį Geriausias dalykas. Jo. Ir papietavęs, tai tiesiog galvo patys vyrant to stalo. Jo, kaip šiandien per fizikos pamoką ėjau iki tualeto, Kasparas už mane sėdi, ėjau iki tualeto, grįžtu, žiūriu Kasparas, taip jau vieną akį merkia, taip jau vos dėmesį išlaiko. Bet būna irgi aš vakar per fizikos pamoką sėdžiu, žiūriu į talentą ir pats net nejaučiu, kaip miegu, girdžiu Žukauskas sako, kelkis. Kai akis taip toliau. Tai būna tokių atvejų. O jūs esate užmigę per pamoką? Oi, Ąžuolyne. žinoma. Pas Dulevičienę esu. Šiaip Titas yra virtuozas miego per visas pamokas. Tikrai ir aš taip. Nesuprantu, kaip tai vyksta tiesiog. Įsivaizduot, Atsisuku pas Titą ir jis jau turi būdą kaip miegoti. Ar ten taip, ar ten tiesiog per visą stalą, bet Titas miega. bet čia labiau pirmoji klasiai. Dar kaip biškai nesupratau, kur esu, ypač per matkės pamoką, kai man nuobodi tema būdavo, ar šiaip miego norėdavau. Tai jinai numokti griežtą, ten žiūri, stebi, bet aš vis tiek rasdavau būdą, kaip miegoti. Užmigdavau per matkę vis tiek. Su tušinuku jisai miega rankoje. Jo. Tada per lietuvės užmygęs, per fiziką užmygęs. Kur aš neužmygęs, tai per kūno kultūrą neužmygęs esu. Čia vat galiu pasigirti. Realiai visur užmygęs esu. Tai nežinau. Visur ir per rusų esu užmygęs, kur labai mažai žmonių, per anglų esu užmygęs. Tai jo, kaip Kasparas sakė, esu ekspertas miegojimo. Tai jeigu jums reikės pagalbos, galiu patarti ties tuo, kokias pozas, kokioje pamokoje šautų. Tai vat. Aš esu užmygęs fizikoje. O čia nieks šitą nežino, bet esu užmygęs fizikoje. Ir užmigau ant tiek gerai pozą, kad manęs net Žukauskas neįtarė. Va taip pasiėmiau, pasidėjau. Ir tiesiog nesuprantu nieko. Bet aš miegojau. Ir tada dar esu per etiką užmygęs. Man rodos, gal ir ne. Per vokiečių tai faktas, kad užmygęs. Ir realiai tada daugiau tik Baltijos užmygęs per inžineriją, ten 2 pamokas ir taip ir prasnaudžiau. Tai gal reikėtų mums jau pradėti išsimiegoti, biškai anksčiau nueiti miegoti? Nu jo, šiaip. Bet šiaip Kasparas yra neblogą pozą išradęs miegojimo. Kaip tai ten? Taip sukryžiuoja rankas. Aš ir kaip norėčiau šitą pozą išnaudoti, aš vis tiek minutę tai padarau ir aš negaliu tiesiog Jo. atitraukti dėmesio, nes kažkaip vis Nu tiek tai vat reik mokytis. sukryžiuoji rankas, palaikyk mikrofoną. Sukryžiuoji taip rankas, užsidedi, palenki galvą, atsiremi ir atrodo, kad tu žiūri į knygą ir tipo mastai, bet tu jau nulūžęs. Vieną kartą per rusų nulūžęs buvau, tai vat. Tai pavyko. Tai Kasparas ekspertas? Jo, mes su Kasparu iš tikrųjų esame miego ekspertai. Keistas dalykas, bet jo. Tai aš išradau būdą, bet kažkaip nemiegu per pamoką. Bet aš naudojau. Ai, tai gal atsimeni, kokią pravardę davė mūsų mylima istorijos mokytoja. Va, mes galim padiskutuoti apie mūsų mylimą istorijos mokytoją Audronę Nemeckienę. Tai ši mokytoja iš tikrųjų jau ilgą laiką yra šitoje mokykloje, jei neklystu nuo 1994 metų. Ir nežinau, kodėl aš šitą faktą žinau, bet kaip minėjau, istorijos mokytoja Audronė Nemeckienė. Ir sėdėjom mes, toksai renginukas buvo, kur reikėjo vaidinti ir susijęs su istorija ir lietuvių kalba. Ir diskutuojam apie istorijos mokytoją su 11-okais, dabar 12-okais. Ir sako, mes diskutuojam apie istorijos mokytoją ir sako, nežinojau, kad Nemickis, taip sako, Nemickis, taip gali sakyti. Ir tada Kasparas į mane atsisuka, sako, Nemzas. Nemzas. Ir kas nežino, kas yra Nemzas, Nemzas yra Jungtinių karalystų toksai reperiukas. Žodžiu, daug neįsiplėsiu, bet tai nuo to karto mes nebe istorijos mokytoja, nebe Audronė Nemeckienė, bet Nemzas pradėjom vadinti. Jinai pati jaučia, net nežino, kad mes ją tai vadinam. Bet iš tikrųjų Dabar jau žinos. šitas Atstovauja reperį Jungtinių jo karalysčių. linkėjimai mūsų mylimai istorijos Jo. mokytojai, su kuria labai mėgstam pyktis. Tai šiaip šitas iš tikrųjų Kasparo pasakymas Nemzas paplito ne tik tarp mūsų klasės, bet ir kiti, girdėjau ir iš tavo klasės vardai. Tai ten visi ją ir vadino iš B, Nemzu. jo visi Nemzu pradėjo vadinti. Realiai visi antraugai. Jo, visi antrogai pradėjo vadinti Nemzu ir
Vat kas nežino, tai čia Kasparo darbas, tai propstų Kasparas, galim paploti. Tai čia editorius išdėsi plojimus. Uždėjo, ką tik. Tai vat. Ir iš tikrųjų su istorijos mokytoju tokia istorija buvo, kad mes pirmus mėnesius baisiai su ją pykomės. Kasparai, nori papasakoti gal? Kaip pykomės su istorijos mokytoju? Čia nebeatsimenu, kaip pykomės kažkokie keisti. Žodžiu, buvo aš ten galiu tie iš pykčiai. savo pusės papasakot, kad viskas prasidėjo nuo to, kad aš paklausiau istorijos mokytojos, koks yra Napoleono ūgis. Paklausiau, jinai sako, tu drįsti trukdyti mano pamokas tokiais klausimais, ateini į pirmą suolą, atsisėdau į pirmą suolą.